Brangus klausytojai, Ganytojo žodžio laidoje kviečiame pasiklausyti Krokuvos arkivyskupijos kunigo Jan Reček skaitytos konferencijos šią vasarą Šiluvoje, kurioje jis kalbėjo apie mums visiems taip svarbaus dvasinio tobulėjimo reikšmę per vidinio užtarimo maldą ir vidinį išgydymą. Iš lenkų kalbos konferenciją verčia Kastantas Lukėnas. Kviečiame pasiklausyti. Pradžioje dėrėtų kažkaip prisistatyti, nes šiuose rekolekcijose man tenka, tam tikrai ypatinga užduotis. Aš manau, kad su daugeliu iš jūsų jau esame susitikę praeityje. Tačiau jeigu su kuo dar neteko susitikti, tai labai aiškiai prisistatau. Esu kunigas Janas Rečekas, Jan Reček, Krokuvos arkivyskupijos kunigas. 27 metai kunigystės jau sukako. Nuo 1995 metų drauge su seserimis Stanislava, čia esančia, mes drauge įsitraukėme į užtarimo maldos tarnystę. Ir galbūt po jau 10-metį būdamas kunigu įsitraukiau į charizminį atsinaujinimą. Ir viešpats mus kažkaip drauge sutiko ir tas buvo paraginimas, kad jie drauge melstųsi už žmones. Ir nuo to laiko mano kaip kunigo tarnystė labai įgavo stiprų tokį aspektą, kad tai tapo vidinio užtarimo maldos už vidinio išgydymo tarnystę. Ir mano vedamos rekolekcijos visuomet turi štai šį vidinio išgydymo akcentą. Taigi šis aspektas bus taip pat ir šiame mūsų susitikime. Džiaugiuosi, kad Eucharistiją švęsti pradėjome šlovindami Jėzų, nes būtent Jėzus veikia. Visi labai gerai žinome, kad būtent Jėzus paliečia širdis, kai yra skelbiamas Dievo žodis, kai vyksta gyva malda. Ir taip pat jūs tikėjimo dvasioje raginu, kad stengtumėtės labai gerai įsiklausyti į jo Jėzaus balsą. Netgi norėčiau sakyti, kad ne tiek klausykite, ką aš, kunigas Janas, kalbu, o kiek labiau susitelkite dėmesį į tai, ką viešpats Jėzus jums kalba. Tegu jis veda mus į Eucharistinės aukos gelmę. A zaznaczam to dlatego, że pewnie do was także doszło, że oprzemy się w naszej drodze rekolekcyjnej. Šventame rašte turime Jokūbo laišką, bet kad mūsų neklaidintų, tai nėra tas pats šventasis Jokūbas, nes apaštalų būryje buvo du Jokūbai. Pirmasis tai buvo apaštalas Jokūbas, pirmasis bažnyčios kankinys, vadinamas Jokūbas didysis, o kitas, kad dėl įvairovės, buvo vadinamas Jokūbu mažuoju. Jis buvo Jėzaus giminaitis. Ir jis taip pat yra autorius to laiško, kurį kaip tik nagrinėsime. Tai tiesiog tokias paaiškinimas, kad mes tų dviejų šventųjų Jokūbų nepainiotume. Tačiau tai visiškai nepakeičia to fakto, kad didysis šventasis Jokūbas atnešė mums tą mažojo Jokūbo laišką. Veikiausiai tas jo pavadinimas didysis susijęs su jo to troškimu tapti didesniu. Būtent jisai su savo broliu Jonu išreiškė norą sėdėti Jėzaus dešinėje. Tačiau viešpats Jėzus dėl to jo nuolankumo nuogastavo ir todėl jam tas prievardis didysis buvo suteiktas tik po jo mirties. O dabar jau prieiname prie to žodžio, kurį užrašė Jėzaus giminaitis kitas Jokūbas. Tai labai gražus Jokūbo laiškas ir labai jį lengva priimti, skaityti. Aš dažnai per susitaikinimo sakramentą kaip atgailo ženklą užduodu penitentui kokį nors fragmentą iš to laiško perskaityti. Ir niekas dar ant manęs nepyko už tokį skirtą atgailą. O keletas penitentų net su dėkingumu man taip išsakė, padėkojo. Todėl tikiuosi, kad mūsų toks susitelkimas į Jokūbo laišką bus vaisingas. Šis laiškas neturi kažkokios tai labai aiškios visumos. Tačiau jame yra labai konkrečios nuorodos krikščioniškojo gyvenimo atžvilgių. Jokūbas tai dėsto taip panašiai paprastai kaip ir Jėzus Evangelijoje. Autorius susitelkia savo dėmesį į moralinius klausimus. Jis beveik nesitelkia į tuos dogminius klausimus ir tik 2 kartus laiške minimas Jėzaus Kristaus vardas. Pagrindinis klausimas, į kurį telkiasi šio laiško mintis, yra tas, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Veikiausiai tai buvo Jokūbo reakcija į tai, kad buvo netinkamai suprantami Šventojo Pauliaus laiško mintys.
Šventasis Paulius dviejose laiškuose, romiečiams ir galatams, labai aiškiai akcentavo tikėjimo klausimą. Tautų apaštalas labai galingai tą teiginį pateikė, kad žmogus bus išganytas dėl savo tikėjimo, o ne darbais. Šventajam Pauliui tais teiginiais jis norėjo paneigti kieno nors klaidingą įsivaizdavimą, esą galime pasiekti išganymą vien savo darbais, veiksmais. Tačiau daugelis krikščionių, taip neteisingai ėmė traktuoti, interpretuoti šios žodžius. Ir kai kas ėmė teigti, kad, pakanka vien tikėti, netgi jeigu mano elgesys ir su tuo tikėjimu nesusijęs būtų. Tam tikrų mastų reformacijos laikais šį klausimą interpretavo Liuteris. Ir jis, taip sakant, Liuteris tvirtino, kad pakanka žmogui vien tikėjimo, tiek jisai sutelkė į žmogų tą. Ir todėl Liuteris netgi atmetė Jokūbo laišką iš to įkvėptųjų knygų kanono, kaip neįkvėpta. Jokūbas labai aiškiai suvokė, kad Pauliui taip pat rūpėjo darbai. Ir Jokūbas suvokė, kad netgi jeigu ir Paulius teigia, kad išganimo pagrindas yra tikėjimas, vis dėlto tai Paulius tą mintimį norėjo žydams akcentuoti, kad nebeteko svarbos tie tokie ritualiniai veiksmai, kaip apipjaustymas ir kiti. Niekur niekada šventasis Paulius netvirtino, kad nereikia vykdyti gerų darbų. Ir reikėjo visą tą neteisingą supratimą kažkaip pakoreguoti. Ir kaipgi šventasis Jokūbas savo laiške tai daro? Štai vienas iš pamatinių jo tekstų. Jokūbo 2 skyrius, 14-19 eilutė. Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas. Jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, jog yra vienas Dievas, gerai darai, bet ir demonai tiki ir dreba. Taigi apaštalas labai aštriai į šį klausimą prieiga jo aštri. Šėtonas tiki, kad Dievas yra, tačiau tai neteikia šėtono išganimo. Šėtonas žino, kad Dievas yra, tačiau jisai nevykdo gerų darbų. Ir todėl apaštalas baigia savo tokiu labai stipriu teiginiu. Ir štai jisai baigia tokiu teiginiu, kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Tikėjimas susiedamas su darbais, Jokūbas pateikia, kad Evangelija tai yra laisvės toks įstatymas. Žinome, kad laisvė tai yra mūsų gebėjimas daryti gerą. Nors kartais mums atrodo, kad laisvė painiojama su savivale. Kai kas mano, kad laisvė tai reiškia daryti, ką žmogus nori. Mes žinome, kad ta tikroji laisvė suteikta per krikštą yra laisvė daryti gerą. Laisvės esmė yra galėjimas mylėti. Ir štai tikėjimas pas Jokūbą, laisvė ir meilė reiškiasi darbų matmeniu, veiksmų matmeniu. Jokūbas aiškiai parodo, kad čia ne tik gražų žodžiai, bet ir pats gyvenimas. Skaitydami Šventojo Jokūbo laišką labai atsimename vieno iš ankstyvosios krikščionybės kankinių žodžius. Čia kalbu apie šventąjį Ignotą Antiochietį, mirusį 2 šimtmečio pradžioje. Jį liturgijoje atmename spalio 17 dieną. Jis pakankamai menkai žinomas mūsų tokioj kultūrinėje aplinkoje. Tačiau Ignatas Antiochietis labai gražus tikėjimo liudytojas. Jis, būdamas Antiochijos vyskupas, buvo pagautas ir vežamas į Romą nukankinti. Ir bažnyčia labai jį gerbusi suorganizavo jo išlaisvinimą. Tačiau Ignotas nenorėjo to pasinaudoti, tą galimybę išsilaisvinti. Jis, plukdomas laivu kaip kalinys į Romą, rašė laiškus.
Ir jo Ignoto laiškas romiečiams yra tokia nuostabi išraiška, ištikimybės Jėzui išraiška. Jis tiesiog maldavo krikščionių, kad jau sykį toks nuosprendis padarytas jį nužudyti, tai kad jie nesutrukdytų jam pateikti šį tikėjimo liudijimą. Ir jis, Ignotas, savo laiške romiečiams parašė tokius žodžius. Krikščionybė tai nėra tik gražūs žodžiai, bet tai yra tikras tobulumas. Ir būtent todėl pasaulis jo ir nekenčia. Tai yra nuostabus komentaras Jokūbo laiškui. Verta įsigilinti į Jokūbo laiško 1 skyriaus mintis. Taigi Jokūbo 1 skyrius 22-25 eilutė. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Jei kas yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas geriau įsižiūri į tobulą į laisvės įstatymą ir jo laikosi, tas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas. Tas bus palaimintas už savo darbą. Taigi nepakanka kasdien klausytis gražių pamokslų. Reikia kažko daugiau. Tas išklausytas žodis, išgirstas žodis turi būti vykdomas. Krikščionybė yra iššūkis veikti. Mūsų laisvės teisė, laisvės tas įstatymas reiškia kaip tik gebėjimą, galimybę žodžius paversti darbais. Ir tai yra taip pat Evangelijos esmė. Viešpats Jėzus apie tai kalbėjo palyginime apie namo statybą ant smėlio ar ant uolos. Šventasis Jokūbas keletą dalykų tokių išskleidžia kaip tokių rodančių simptomiškų krikščioniškojo gyvenimo svarbių dalykų. Ir šiuo jau baigiame įžangą ir jau prie tikrosios šios dienos temos pereiname. Stipriausiai Jokūbas savo laiške kalba apie liežuvio valdymą. Ir būtent 1:26. Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Labai stiprus tvirtinimas. To žmogaus pamaldumas yra tuščias. Nepadės net ir maldos grupė. Nei vienuoliškas veliumas, nei kunigiškoji koloratė nepadės. Jeigu krikščionis nevaldo savo liežuvio, tai jis nėra pamaldus. Mums taip pat tai aktualu. Tačiau Jokūbas taip pat ir kitus žodžius kalba. 1:19. Žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. Tai yra ta pati tonacija. Dėmesingumas žodžiams. O tokius dar raktinius jau teiginius apie liežuvio valdymą 3 skyrius 1:11. Mano broliai, nesistengkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girią. Ir liežuvis yra ugnis, nedorybės visetas. Liežuvis glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo ratą, patsai pragaro padegtas. Kiekvieną žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų padermę tramdo ir sutramdo žmonių padermė. O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo šloviname viešpatį savo tėvą ir jo keikiame žmonės, kurie sutverti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas, bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali būti saldus. Taigi pirmasis dalykas, kurį mums viešpats Dievas iškelia, yra atsakomybė už mūsų žodžius. Kad tai gerai suprastumėm, tai pažvelkime, juk Dievas pirmiausia kalba savo žodį žmogui.
Dievo žodis yra visuomet tiesa. Dievo žodis yra tiesa net tokiu mastu, kad jis yra kūrybinė galia. Biblinės istorijos pradžioje mes skaitome, kad Dievas tarė ir taip ir įvyko. Dievas skelbia žodžiu ir patį save išsako kaip žodį. Labai įdomus dalykas yra tai, kad Dievas byloja mums žodžiu, o ne vaizdiniu, vaizdais. Pirmiausia yra nuolankus žodis, kuris nuskamba. Tik vėliau įsitraukia vaizduotė. Dievo sūnus buvo tas Dievo ištartas žodis, kuris ir buvo pavadintas žodžiu. Ir tik tuomet, kai žodis tapo kūnu, Dievas davė mums suvokti save ir kaip vaizdą. Tai tiesiog toksai tik tai truputį į šalį pailiustravimas, parodantis, kad Dievas labai taip nuolankiai į mus veikia. Nes bylojimas žodžiu yra toks nuolankus, lyg tai toks nedidelis veikimas. Nes vaizdas veikia labiau sugestyviai, įtaigiai ir daugiau į mums parodo vaizdas. O vis dėlto Jėzus skelbia žodį, o ne kokią tai televizinės vaizdais į mus byloja. O kai Jėzus buvo gundomas, tai velnias jam būtent jį veikė vaizdais, jis jam rodė tuos vaizdus. Žinome, kad šiandien šėtonas veikia per technologijas tai vaizdo galia. Ir Apreiškimo knygoje skaitome, kad tas žvėries atvaizdas kalbėjo, veikė. Tačiau Dievas pirmiausia veikia nuolankiai savo žodžiu. Dievas yra nuolankus, tačiau galingas. Nes Dievo žodis yra tiesa. Dievas yra ištikimas savo žodžiui. Labai svarbu, kad ne vienas žodis Dievo ištartas per visą išganymo istoriją nebuvo atšauktas. Ne vienas pažadas Dievo nebuvo atšauktas. Ir tai yra tiek galioja, kad kiekvienas mes galime remtis Dievo žodžiu. Taigi Dievo žodis yra toksai teisingas ir toks ištikimas, kad juo galime remtis. Ta prasme Jėzus vadina savo žodį uola. Kas grindžia savo namus stato ant jo žodžio, tai tas stato ant uolos. Tačiau iš to kyla iššūkis mums, Dievo vaikams, kurie turime būti panašus į Dievą. Evangelija yra didžiulis iššūkis, kad taip pat ir žmogaus žodis taptų taip pat uola. Mūsų žodis turi būti tiesos žodžiu. Mūsų žodis turi atitikti tikrovę. Tačiau mūsų žodis turi būti teisingas ir ta prasme, kad jis turi tarnauti išganimui, turi tarnauti Dievo reikalui. Ir tas žodis turi būti uola, kurią gali remtis tiek žmogus, tiek Dievas. Ir tai yra tas žodžio slėpinys, kurį krikščionis per visą gyvenimą ištaria. Kartais mums atrodo, kad tai neturi prasmės. Mums atrodo, kad tas žodis nebeaktualus tapo. Tačiau jeigu išliekame ištikimi tam žodžiui, tai Dievas gali juo remtis. Ir visą laiką Dievas gali statyti ant to žodžio. Net jeigu kitas žmogus nebenori statyti ant to žodžio pagrindų. Ir ta prasme tas žodis žmogaus turi būti uola. Tai yra labai svarbu šiandienos pasaulyje, pasaulis mus moko tokios mažos atsakomybės ar būti neatsakingais už savo žodžius. Šiandienos pasaulio siūlomas žodis nėra uola. Tai yra labai birus smėlis siūlomas. Kartais netgi regimybė tarsi aukso smiltis. Tačiau tas smėlis žarstomas be jokios atsakomybės ir ant jo nieko nevalia statyti. Šiandien per tą žiniasklaidos priemonės tiesiog yra žmonės naikinami tais žodžiais. Po kurio laiko pasirodo, kad tai buvo tik tai nepagristi kaltinimai, kas buvo išplatinta žiniasklaidoje. Ir niekas jau nebegali atitaisyti tų padarytų nuoskaudų klaidų. Šiandien mes kalbame Lenkijoje turbūt ir kitur apie tokį, nužudymą per medijas, per masinės informacijos priemonės. Ir jeigu kas nors dar sako, kaip atstatyti tai, kas sugriauta, tiesiog to atstatyti neįmanoma. Tokios yra šio pasaulio taisyklės. Tačiau krikščionio širdyje taip neturi būti. Tai, kaip Jokūbas rašė, taip neturi būti, broliai.
Todėl mes savo gyvenimo kelyje, krikščioniškojo gyvenimo kelyje turime būti labai atsakingi už savo žodžius. Jeigu nėra tos atsakomybės, tai mūsų laisvė, mūsų gebėjimas daryti gerą yra sunaikinamas. Nes, kaip jau minėjau, laisvė tai yra gebėjimas daryti gerą. Kas riboja mūsų gebėjimą daryti gerą? Vienas dalykas - nuodėmė riboja. Nuodėmės, kurios tampa ilgainiui polinkiais ir įpročiais ir mus pavergia. Apaštalas rašo, kad kas nuodėmiauja, tai tampa nuodėmės vergas. O kitas mūsų laisvės ribojimas tai yra mūsų sužeidimai. Tie sužeidimai silpnina mūsų jėgas, užstoja tą gėrį, kurį galėtume nuveikti. Todėl labai svarbu, kad būtumėm apsaugoti tą atsakomybę už savo žodį. Šiek tiek pasikartokime katekizmą. Klasikinės nuodėmės, kurios yra daromos būtent žodžiais. Žinoma, melas. Atsiminkime, kad melas tai yra tai, kas labiausiai niokoja krikščionio širdį. Nusikaltimai, nuodėmės prieš tiesą visuomet mus sumenkina. Jėzus sakė, aš todėl esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Taigi, nuodėmė prieš tiesą žodžiu, bet taip pat ir elgesiu ar veiksmu, visą tai niokoja, naikina krikščionį. Melas atitolina nuo mokytojo, nuo išganytojo. Jėzus su liūdesiu ir skausmu žvelgia į mus, jeigu mes sakome ar kalbame netiesą. Neretai man tenka, klausant išpažinčių, su to susidurti, kad melavau, bet tas niekam nepakenkė. Bet ir aš visuomet atsakau penitentui išpažinusiam tokią nuodėmę, kad būtent tau pakenkė. Gal niekas ir nepasijuto tuo melu kaip nors paveiktas, bet būtent tavo paties ar pačios širdis per tai sumenkėjo. Mielas Dievo vaike, to ateičiai atsisakyk to. Ypatinga tokia jau sunki nuodėmė yra šmeižtas. Kitaip tariant, kalbėjimas apie kitą žmogų žinomai neteisingų dalykų. Žmonės dažnai patenka į tokias klaidas daro, nes tiesiog kalba vien tik tai, kas įtarinėjimus ar kažką, ką iš kitų yra išgirdę. O Jėzus juk yra įspėjęs, kad už kiekvieną nereikalingą žodį žmonėms teks duoti apyskaitą. Netgi tie nereikalingi žodžiai mus taip pat menkina. Netgi tie nereikalingi žodžiai taps mūsų kaltinimu. O ką jau bekalbėt apie tą žodį, kuris, pakenkė artimui. Ir atsiminkime, kad šmeižtas tai nėra toks dalykas, kurį per nuodėmių atleidimą išsakius, išpažinus jį, jo pasiekmės toli gražu dar nepasibaigia. Kas yra ką nors apšmeižęs, tai turi stengtis tą atlyginti, ištaisyti tą šmeižtą. Turi pagal galimybės tiesiog, atsukti iš naujo tą, ką yra pripainiojęs. O tai nėra taip paprasta, kad tiem patiems žmonėms į akis sakyti, kad aš perdėjau ar ne taip pasakiau. Netgi jeigu ir išdrįstame tai padaryti, tai ne visuomet pavyksta mums sutikti tą patį žmogų ir atitaisyti tą šmeižikiškus teiginius. Reikia labai daug meilės, kad tą tokį atlyginimą įvykdyti. Šventasis Petras rašo, kad meilė uždengia nuodėmių gausybę, daugybę nuodėmių. Viena iš dažniausiai Lenkų vykdomų tokio melo rūšių tai yra vadinamosios apkalbos. Kitaip tariant, kalbėjau apie tą kitą žmogų neteisingus dalykus, bet jie yra tiesa. Aš kalbėjau blogus dalykus, bet jie yra teisingi tie kaltinimai. O Jėzus neklausė, ar tai tiesa, tos apkalbos, bet ar tu turėjai tai sakyti. Atkreipkime dėmesį, koks Jėzus yra subtilus ir kaip jisai nenori atskleisti mūsų nuodėmių. Jėzus nori, kad mūsų nuodėmės būtų Dievo gailestingumui pavestos per susitaikinimo atgailos sakramentą. Ir Dievo gailestingumui atiduotos nuodėmės istorija tuo pačiu yra užbaigta. Jėzus nebegrįžta prie tos išpažintos nuodėmės. Tai jau paskendo Dievo gailestingumo vandenyne. Tai jau amžiams uždengt. Dievas į tai jau nebeatsižvelgs. Net jis pats to nebemato. Tačiau žmonės dėja nėra tokie gailestingi. Neretai būna, kad vienas kitam atleidžia, bet vėl grįžta prie tų dalykų. Tai tokia yra žmonių silpnybė ir toks yra taip pat ir šėtono gundymas.
Taigi apkalbos tai yra nereikalingas blogio apie kitą žmogų atskleidimas. Ir tai yra labai toks taip pat dažna klaida, tokios nereikalingos žmonių kalbos. Tokių mažų žmonių. Na, tokie didesni žmonės kalbasi apie problemas, o tokie mažesni žmonės tai tokiais, savais dalykais kalba, o patys mažiausi tai apie kitus artimus žmonės kalba. Ir tuomet jau tokioj tematikoje jau tiesiog neįmanoma išvengti apkalbų nuodėmės. Reikia tikrai budėti, dėmesingai stebėti, kad į tą tokį lygmenį apie kitus, apkalbų lygmenį apie kitus žmonės nenusileisti. Tačiau tai yra įmanoma. Jau daug metų bandau, taip stengiuosi ir nekartą net yra pavykę. Man pavyzdys yra didžioji Teresė Avilietė. Jinai, reiškia, Aviloje gyvendama, jai pusė miesto išsikalbėdavo. Ir daugelis eidavo pas ją į vienuolyną savo problemas išpasakot. Ir žinoma, žmonės, taip sakant, besidalydami apie savo problemas ir apie savo artimus žmonės papasakodavo. Ir štai užrašyta, kad didžioji Teresė Avilietė turėjo tokį paprotį. Vos tik kas pradėdavo apie kitą žmogų ką nors blogo kalbėti, tai jinai priešingai apie tą stengdavosi ką nors gerą pasakyti. Taip, galbūt tu iš to žmogaus patyrei kažką negero, bet atsimink, kad tas žmogus tą ir tą gero yra padaręs. Manau, kad šventasis Jokūbas su šventąja Teresė Avilietė tikrai labai artimi bičiuliai danguje yra, nes abu labai liežuvio tos dorybės siekia, rūpinosi. Nes, kaip Jokūbas rašo, maža liepsnelė tokį didelį gaisrą gali sukelti. Ir dar kartojamės katekizmo, kad dar labai panaši nuodėmė į apkalbas yra pletkai. Arba kitaip tariant, persakymas, ką jinai apie tave sakė. O kam tai kartoti? Tiesiog pasipriešinti tam, ką sakė. Tiesiog į tvarką gražinti. O ką nors kitam persakyti, kad kas nors ką tau padarė, tai neturi prasmės. Tačiau be tos liežuvių daromų nuodėmių taip pat yra dar viena didžiulė nuodėmė, tai yra sužeidimai padaromi žodžiu. Ir kai mes kalbame apie vidinį išgydymą, tai labai dažnai susidurime su to, kad tai būna meilės stoka ir turi būti išgydyta ta meilės stoka ir būtent meilės stoka padaryta žodžiais. Ir tūkstančiais būdų tai gali įvykti tas sužeidimas žodžiais. Ir mūsų tas apsunkinimas, kurį mes nešiojamės dėl išsakytų žodžių, jis gali tęstis visą gyvenimą. Nes tas žodis prieš žmogų nukreiptas dar gali būti išsakytas ir dar jam iki gimimo. Ir dar prieš keletą dienų teko melstis Stanislavą ir dar vienu kunigu už žmogų, kuris buvo labai sunkiai sužeistas dėl to, kad jam dar iki gimstant jo tėvai matyt priešinosi, nenorėjo jam leisti gimti. Minime šventąją Oną, Jėzaus močiutę. Ir štai prie tos istorijos grįždamas, tai irgi noriu priminti, kad būtent to žmogaus, už kurio meldėmės, močiutė taip pat priešinosi jos gimimui. Ji, kai sužinojo, kad jos dukra laukiasi vaiko, tai tiesiog prakeikė tą vaiką.
Ir štai to išlaisvinimo maldoje visą naktį velnias kartojo tą tą anos močiutės priešinimąsi išsakytą ne vaiko gimimui. O mes maldoj prašėme, kad Dievo motina ištartų tą taip, kurį ji ištarė angelui kaip atlyginimą už tą nuodėmę. Ir štai po keletos valandų tos maldos, prašant Dievo motinos užtarimo, viešpats Jėzus vis dėlto įvykdė išlaisvinimą to žmogaus. Mūsų žodis turi didžiulę galią. Žmonės dažnai net nesuvokia, kokią galią pats Dievas suteikia mūsų žodžiui. Kai tai yra meilės žodis, tas žodis veda mus į Dievą ir mus gydo. O jeigu tai yra žodis netitinkantis Dievo valios, tai jis gali atverti duris piktajam. Jeigu tai yra žodis be meilės, tai gali tapti atmetimu. O jeigu tai yra prakeikimo žodis, tai jisai gali užgulti, tiesiog apsunkinti visam gyvenimui. Galėtumėm čia tiesiog daugybę istorijų papasakoti, kaip vienintelis sakinys, koks nors išsakytas teiginys, visą žmogaus gyvenimą apsunkindavo. Arba tapdavo, priemonę, kurią galėjo piktasis pasinaudoti tuo teiginiu. Atsimenu, kaip sykį tėvai, ieškojo dvasinės pagalbos, melsdami dėl vaiko savo, kuris jau pilnametystės sulaukė. Ir tam vaikinui toksai kažkoks keistas psichinės dalykas, psichikos sutrikimas buvo. Ir tai nebuvo tokia būdinga depresija ir gydytojai turbūt neįstengė jam padėti. Taigi jo tėvai to vaikino įstraukė į maldos grupę ir prašė kitų maldos užtarimo. Ir jie patyrė, kai toj maldos grupėje būdavo meldžiamasi už jų sūnų, tai jis tuo metu, maldos metu jausdavosi geriau. Tėvai ėmė ieškoti pagalbos per gydymo maldą. Kai mes Dievo gailestingumui to vaikino, to sūnaus istoriją maldoje pavedėme, tai Stasės Stanislavos širdyje toks pažinimo žodis kilo. Tas žodis paaiškino, kad tėvai turėjo pavesti Dievui, Dievo gailestingumui tą laiką iki vaiko gimimo. Ir tada to vaikino motina prisiminė, kaip jo besilaukiant, kokie buvo sunkumai. Ir jį tuomet maldoje irgi atmintyje iškilo tuomet iš vyro išgirstas žodis. Viską daryk, tik tai žiūrėk, kad vaikų nebūtų. Ir jį maldoj pajuto, kad tie anuomet vyro pasakyti žodžiai dabar jos širdyje ataidi. Nes jie sako, turime sūnų, bet tarsi ir jo kaip nebūtų. Blogis pasigavo tos vyro išsakytus žodžius ir išnaudojo atviras duris, blogis išnaudojo, kad įžengtų pro jos. Taigi mus gali lydėti kažkokie žodis, kuris jau kada tai labai anksti, senai yra buvęs išsakytas. Dažnai tai yra žodis, kuriuo tėvai priešinga yra tėvų meiliai žodis išsakytas ir dar išsakytas prieš vaiko gimimą. Dažnai koks nors tiesiog gerai neapgalvotas ar toks neapdairiai pasakytas žodis nuo pat gyvenimo pradžios. Dar per iš daugybės tokių tų išgydymo susitikimų prisimena moteris, kurios moteriškumo jos tėvas nepriėmė nuo pat jos gyvenimo pradžios. Tėvas laukė gimstant sūnaus. Ir kai nepaisant to gimė dukra, tai jis jos kaip gyvybę jisai priėmė, bet savo žodžiais ir veiksmais ją atmetė. Ir iš pradžių jisai vartojo netgi ne jos vardą, bet jos vardo tokį perdirbinį į vyrišką formą. Ji tuo pravardžiavimu buvo labai sunkiai sužeista. Ir netgi, kai jis suaugo, jinai negalėjo ištekėti dėl to. Ji negalėjo priimti savo tapatybės moteriškosios. Jai reikėjo tokio ilgo kelią praeiti, kad atleisti tėvui ir kad galėtų būti išlaisvinta iš to sužeidimo. Mus taip pat yra sužeidę žodžiai, kur mums augant. Taigi visuomet, kai kalbame apie nuodėmes padarytas žodžiu, tai yra svarbus du dalykai – nuvalymas nuo tos nuodėmės ir atlyginimas tų pasekmių. Dažnai, kai kuriais atvejais, galime tą atlyginimą įvykdyti jau tik per maldą. Ir man prisimena tokie vieno kunigo, poeto, Lenko iš tėvynės žodžiai, kuris jau dabar miręs yra tas žmogus. Ko nežinau, ar čia pavyks išversti, poezija apskritai yra sunkiai išverčiamas dalykas.
nepaisydamas to pasistengsiu tas eilutes kažkaip atkartoti. Žinomas toks lenkų kunigas poetas Jan Tvardovski. Ir štai vienas pakankamai žinomas Lenkijoje tas eilėraštis yra štai kokios eilės. Skubėkime mylėti žmonės, nes jie taip greitai nueina nuo mūsų, tolyn, išeina iš mūsų. Ir netgi tie, kurie neišeina, nenueina, nenutolsta nuo mūsų, ir tie ne visuomet grįžta. Taigi turime tokių žmonių, kuriuos turime pavesti Dievo gailestingumui, todėl kad jiems esame išsakę nereikalingus ar žeidžiančius žodžius. Jeigu mes esame nusidėję, tai problema yra ta mūsų skola, dėl mūsų atlyginti tą skolą, bet drauge ir sužeidimas tų žodžių padarytas taip pat yra faktas. Ir visą tai taip pat reikia pavesti Dievo gailestingumui. Ir reikia prašyti tokios meilės, kad sugebėtumėm atleisti tiems, kurie mus yra sužeidę. Nes būtent tuo grindžiamas mūsų širdies išgydymas. Išgydymas visuomet vyksta tuomet, kai Jėzui kaip gelbėtojui pavedame, atiduodame savo istorijas. Ir kai drauge su Jėzumi atleidžiame. Ir jau po to mūsų apsvarstymo tuomet jau labai svarbu, kad įsitrauktume ir savo maldą. Brangieji, šioje ganytojo žodžio laidoje girdėjote kunigo Jan Reček iš Krokuvos arkivyskupijos konferenciją skaitytą šią vasarą Šiluvoje. Konferenciją vertė Kastantas Lukėnas.